Maima, neišsigąskit, kad kažkas kažkur pašnekės. Tai sveiki prisijungę dar kartelį. Mano vardas yra Lukas, su kolegiam visi mes trys matomės, dabar smagu. Ir šiandieną mes turime tokį webinarą, kur jaučiame indėlį pasidalinti su Lietuvos žmonėmis apie mūsų patirtį ir geriausias paukščių vadybos praktikas, kurias gauname iš ProSai, kur esame atstovai. Ir tai yra antras mūsų webinaras šį pavasarį. Būtent kalba eina apie komunikacijos planą pokyčių metu. Ir vėl prieš 3 savaitės darėme tokį intro apie karo blueprintą. Tas, kas buvo prisijungę, daug apie tai nekalbėsim, bet priminsim, kad tai yra toks atskaitos taškas, kaip yra daromi pokyčių vadybos planai. O visą šitų 3 seminarų ciklą užbaigsime būtent planu, kuris yra skirtas tiesioginiams vadovams. Ir tai yra kovo 25 dieną. Tai ką mes šiandieną jums esam paruošę ir apie ką mes, šiandienos pranešimas, tai yra 3 iš esmės pagrindiniai tokie, kaip čia, temos arba klausimai. Tai priminti jums dar apie tai, kokie tie pokyčių vadybos planai, jie yra pagrindiniai, vėl išskiriu pagrindiniai, nes jų gali būti įvairių ir daug, tai mes šiek tiek priminsim, kodėl tie pagrindiniai planai jie yra, kam jie yra skirti, kokie jų yra, kaip čia sąskambis su atkaru. Antras dalykas, atkreipsime dėmesį į tokius punktus, galbūt, kurie kažkam yra žinomi, apie kažkuriuos galbūt mes turime tokį suvokimą, kad reiktų tai padaryti, reiktų kažko nedaryti. Tai svarbus dalykai, į ką mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį, būtent komunikacijos metu pokyčių, kai įgyvendinam pokyčius. Ir trečias dalykas, pasidalinti tomis gal patarimais, tai kaip jūsų komunikacinis planas turėtų atrodyti, kokia struktūra. Ir vėl praktiniai patarimai iš sėkmių, nesėkmių, kurias mes esam turėję arba matėm pas savo klientus, arba gal patys esame juos padarę. Tai tokie trys kaip čia, topikai. Ir kodėl mes apskritai kalbame apie komunikaciją pokyčių metu, tai ką ProSai tyrimai rodo, iš esmės yra tokie 7 pagrindiniai sėkmės faktoriai, kurie yra gyvybiškai svarbus kiekvienai organizacijai, kai įgyvendinama pokyčius. Tai bet kokiu atveju pirmų numerių yra sponsorystė, kas reiškia projekto šeimininkavimas arba tas žmogus, kuris turi įgaliojimus, tas žmogus, kuris inicijavo patį pokytį, tai jo buvimas ir matomumas viso projekto metu, dalyvavimas, sprendimų prieimimas, tų vadinamų sąjungos kūrimas, kalbant su kitais vadovais, kad tam tikri pokyčiai turėtų ir gautų teisingus prioritetus, kad būtų struktūra, kad reiškia pokytis būtų gyvendintas ne taip, kaip mums atrodo, arba taip, kaip norim, bet pagal tam tikrą algoritmą. Komunikacija, darbuotojų trūkimas, resursai, ir vėl čia mes galime diskutuoti ne tik apie eurinius resursus tam, kad pasamdyti tokius konsultantus kaip mes, bet ir apie žmonės, kurie tą pokytį gyvendinti, nes labai dažnai, ką pastebim, reta organizacija sukuria komandą, kuri yra vien tik pokyčių skirta gyvendinti, nes dažniausiai pokyčių vadyba atsiranda pas žmonės, kurie jau šiaip yra apkrauti 110%, tai dar yra tikimasi, kad ant to darbo krūvio jie ir darys kokybiškai pokyčių vadybą, integravimo su projektų valdymu ir tiesioginių vadovų aktyvavimas, jų įtraukimas tiek į patį projekto komunikaciją, pokyčio tam tikrų svarbių vaidmenų atlikimą. Ir šiandien ta tematika yra apie komunikaciją, bet ne tiek galbūt apie komunikacijos svarbą, nes greičiausiai ten daugelis iš jūsų esat turėję matę ir statistikos, ir istorijos, kodėl ta komunikacija yra svarbi. Bet ką rodo ProSai tyrimai, jie iš esmės kalba apie tokį vieną įdomų faktą, kad reiškia, buvo užduotas klausimas, ko norėtumėte, čia būtent jau įgyvendinus pokyčius, ko norėtumėt, kad būtų buvę kitaip, tai eina kalba apie komunikaciją. Ir daugeliu nuostabai pirmas atsakymas buvo dar daugiau komunikacijos. Aišku, po to po kablelio ėjo, svarbu, kad ta komunikacija būtų nuosekli, kad jinai būtų struktūrizuota, bet labai toksai svarbus punktas, kurį norėčiau irgi atkreipdėmėsi, jeigu jūs galvojate, mėly kolegos, kurie šiandien esate prisijungę, kad pokyčių metu jūs komunikuojate užtektinai, tai aš tik noriu pasakyti faktą, kad jūs komunikuojate per mažai. Gal tai skambės labai, kaip čia, nepatraukliai ir netinkamai, bet tai yra faktas. Lina, aš gal tave norėčiau šitoje vietoje papinginti šiek tiek, jeigu tu galėtum. Taip. Tai
Aš vat vėlgi šiek tiek vat apie tą mitą komunikacijos, kad visi galvoja, aš nežinau kaip pas tave, bet mano klientų sąraše tai visi galvoja, kad labai gerai komunikuoja arba sako, mes jau per daug komunikuojam. Tavo komentaras čia, kaip čia, visi užtektinai komunikuoja arba kaip pasimato, kad nepakankamai gerai komunikuoja. Aš gal sakyčiau, nėra taip, kad žmonės, žinai, komunikuoja per daug. Jiem atrodo, kad jie komunikuoja tai, ką reikia ir ką reikia ir kaip reikia. Bėda, kad žmonės, kurie yra aplink, jeigu jie sutinka su kavos puodeliu tave, jiem net neatrodo, kad tai yra komunikacija. Jiems galbūt visiškai atrodo, kad tu į čia koridorių kažką tai leptelėjai, arba tu ten dar kartą kažką tai pasakai, bet tai neatrodo komunikacija. Tai tiems, kas vieniems atrodo, kad jie komunikuoja, kitai pusiai, kuri juos kažkur susitinka, ar kažkur netyčia išgirdo, ar kažkur tai prasilenkė, kai pas tuos žmonės buvo kiti dalykai galvoje, tai tiesiog žmonės net neužfiksuoja, kad tai vadovų komunikacija. Tai dažnai toks dalykas, kad mes net galvodami, kad mes kažkaip tai va čia dabar jau labai atsakingai komunikuojam, visai nebūtinai kitai pusiai tai atrodo, kad tai kažkas vyksta. Tai Okay, čia toks, ką aš pastebiu, žinai. tai akcentas tavo yra tai, kad jinai turėtų būti tokia labiau suplanuota ir ne šiaip tokia, kad atsitiktinė, o turėtų struktūrą, apie tai tu kalbėti. Jo, ir aišku, turėtų būti komunikacijos planas, apie kurį tu pasakosi, ar ne, ir jisai turi sėtis kažkas su kažkuo, kodėl, jis turi atsakyti visus klausimus ir ten daug dalykų, ką mes turbūt gale. Čia anonsas buvo. Jo, išbūkite iki galo, kur pasakysime, ką daryti, ko nedaryti. Eglė, ačiū, Lina, aš Eglė tau tokį trumpą klausimą, nes tu kaip čia į tą konsultacinį pasaulį, va taip iš verslo šokteli ir nesenai dar buvai kitoj barikadų pusėje. Man va toksai, žinai, klausimas, o tai pati kaip generalinė direktorė, va, kur apčiuopdavai arba, nežinau, gal tu galvodavai, kad ten pas jūsų organizacijose ta komunikacija sklandžiai vyksta, ar vis dėlto būdavo vietų, kur tu sakydavai arba sakydavai, akivaizdai matosi, kad žinutė nebuvo nunešta pilnai. Ta prasme, per kur pasireiškia, kad, žinai, pritrūko komunikacijos? Aš tai labai sutikčiau su Lukai tavo išsakyta pradžioje pastaba, kad jeigu galvojate, kad komunikuojate pakankamai, tai komunikuojat per mažai ir visais atvejais reikėtų preziumuoti taip, nes labai dažnai vadovui atrodo, kiek galima apie tą patį kalbėti ir čia yra bendra mintis ir dažniausiai tai yra suponuota ne komunikacijos gausos arba pertekliaus, o to, kad žmogus apie tai labai daug galvoja, apie tai gyvena, daug dirba ir jam atrodo, kad aplinka lygiai taip pat tos žinutės gali būti persisotinusi ir nesinori kartotis arba kažkaip tai persotinti juos tenais, užknisti vienaip ar kitaip. Tai aš tą esu pastebėjusi, nes netgi kalbant, kartojant žinutes sezoniškai, kažkaip tam tikrais atvejais nebūtinai naujovę diegiant visai iš naujo, nes paprastai tuo metu visi būna gana aktyvūs su komunikacijos planais, visiems įdomu, tu gauni tokį dvipusį ryšį, o tuo metu, kai reikia pakartoti, kai yra fazė užtvirtinimui, va tada tos komunikacijos pradeda smarkiai trūkti ir čia reikia disciplinos, dėl to čia ir reikia to plano ir nepamiršti vykdyti, nes daug dalykų žmonės girdėdami ir trečią, ir penktą kartą priima kaip pirmą kartą girdėdami ir tą esu patyrusi savo kailiu daugybę kartų. Man atrodo, kiek galima, o jiems atrodo, kaip įdomu, žinot, Nesakėte. Su ta atmintim. Žmonės gauna per daug informacijos šiais laikais, todėl visą laiką pakartojimas ir užtvirtinimas ir tinkamas to padarimas pagal planą yra tik į naudą. Super. Gerai, ačiū damos, aš tada judu su savo likusiam skaidriam, tai aš karts nuo karto jūs kviestelsiu į diskusiją. Kolegos, visi kiti, kurie klausotės ir žiūri, tai mano rekomendacija, nebūkite kuklus, kažkokius klausimus ar komentarus rašykite į pokalbio zoną tam, kad tiek aš, tiek Lina, tiek Eglė galėtumėm po baigus pranešimui pakomentuoti, atreflektuoti, tai naudokitės progą.
Turinio su skaidriam kontekste aš esu paruošęs iki gero pusvalandžio, po to mes turim laiko iki 5 valandos dar atliepti jūsų klausimus ir komentarus. Tai grįžtant prie planų, reiškia, kokie tie planai yra. Apie tai pirmoji toj serijoje šiek tiek daugiau kalbėjome negu šiandieną, bet aš norėčiau išskirti 4 tokius, kurie iš esmės yra skirti tam, kad atliepti Atkaro 5 komponentus. Tie, kas su Atkaru šiek tiek pamiršote, kas tai yra, ar tai matote pirmą kartą, tai yra individualaus pokyčio modelis, kuris aiškina, kad tam, kad darbuotojas arba žmogus einantis per pokytį tai atliktų tvariai, pas jį pradžioj turi būti suvokimas nuo žodžio awareness, tada mes turime dirbti su jo užnorinimu, nuo žodžio desire, duoti žinias ir gebėjimus, knowledge ir abilities, ir tam, kad pokytis būtų tvarus, kad žmogus neatkristų prieš tai buvusį elgesį, mums yra svarbu dirbti su įtvirtinimu naujų elgesių. Tai vat tame kontekste, kaip Atkaro modelis yra ašis visai prosai metodikos, mes sakome, kad pokyčių vadybos specialistai padedame sukurti tam tikras veiksmų sekas, dėlionės ir tai priklauso nuo pokyčio kompleksiškumo, skirtingus planus. Ir sponsorystės planas, kuris kalba, ką turėtų daryti top managementas, kad demonstruotų savo įsitraukimą, kad parodytų, kad tas pokytis yra svarbus, tai būtent šis ir taip ir vadina sponsorystės planas, yra sudėliotos veiklos, sudėliotos renginiai, sudėliotas turinys, ką tas žmogus turi pasakyti, ką turi daryti, kaip turi duoti informaciją apie tai, kaip mums sekasi judėti per pokytį, bet būtent per top managemento kontekstą. Tada mes turime planą tiesioginiams vadovams, apie kurį daugiau kalbėsime paskutinė šitos serijos planų sekoje kovo 25 dieną. Komunikacijos planas ir mokymų planas. Na, mokymų planas tikriausiai visiems yra labai savaime suprantamas, bet ką apie šiandieną, tą išskirtinį dėmesį skirsime komunikacijos planams. Ir dar būtų galima praplėsti tą temą, sakyti, kad yra planai pokyčio pasipriešinimo suvaldymu, gali būti planas pokyčio išlaikymui. Tai tų planų jų yra daugiausia, bet pati logika, į ką reikėtų visiems atkreipdėmėsi, kad planų tikslas yra padėti pokyčio paveiktom grupėm keliauti per savo individualų tą pokytį, su kuriuo yra susijęs tas organizacinis pasikeitimas. Ir komunikacijos planas pats iš savęs, jisai atliepia tik tais 2 Atkaro komponentų. Labai dažnai yra daroma klaida, ir mes webinaro pabaigoje apie tas klaidas pasikalbėsim, padiskutuosim, kad galvojame, kad komunikacija pati iš savęs, jinai išsprendžia ir užnorinimą, ir žinias ir panašiai. Bet iš esmės komunikacijos plano paskirtis yra dvejopa, pagrindiniai, ta prasme tikslai. A, suteikti informaciją ir suvokimą, kodėl tas pokytis yra daromas, kas tas yra per pokytis, kaip jisai vyks ir kodėl mes tai darome dabar. Tai čia ta pirmoji A raidė, suvokimo skatinimas. Ir antras toksai stambus tikslas - įtvirtinti, prisidėti prie įtvirtinimo, informuojant, kaip mums sekasi, kur mes pajudėjome, koks yra progresas, susidūrėm su kažkokiom problemom, kaip kažkas pasikoregavo. Tai reiškia 2 Atkaro dedamosios, tai yra suvokimas ir įtvirtinimas. Tai tiek apie tuos pagrindinius planus, priminimas, nes apie tai kalbėjome ir praėjusią kartą. Dabar kalbant apie tuos svarbius dalykus, kurie yra gyvybiškai svarbu, vėl apie komunikaciją knygos prirašytos, ten net žmonės studijuoja tikriausiai ten kiek metus, 2-3 laipsnį gauna komunikacijų ir magistrus ir visus kitus, bet su pokyčio vadybos kontekstu yra svarbu atliepti kelis tokius esminius kampus. Pirmas, tai yra labai labai svarbu, ką ir Eglė pasakė, tas išsiųsti žinutę teisingai. Ir ką mes norėtumėm atkreipdėmės, ir mes su Lina netgi turim tą tokį jau juoką, nes per klientus praktiškai matome panašų algoritmą, kad tai, ką jūs sakote kaip vadovai, kaip pokyčių iniciatoriai, ir tai, ką girdi žmonės, kuriuos paliečia šitas pokytis, labai dažnu atveju, jeigu tai nėra priešingybė, tai dažnu atveju yra skirtingos žinutės. Ten vadovai kalba labai įkvėpti ir tokio, motyvuoti apie ateinančią optimizaciją, reorganizaciją, kaip viskas bus faina, pasikviečia pardavėjus ir sako, mes dabar peržiūrėsim jūsų atlyginimus, pakeisim motyvacinę sistemą, kad uždirbtumėt daugiau. Pareina pardavėjas namo, žmonai sako, žinai, man atrodo, reikia jų darbą ieškoti, nes mažins atlyginimus. Tai tos žinutės labai yra svarbu, kad tas, kuris siunčia žinutę,
jie dažniausiai turi didesnį vaizdą, suvokimą, kodėl pokytis reikalingas, koks yra kontekstas. Tuo tarpu, kurie tą žinutę gauna, jie labiau žiūri iš tos pusės, o kokios yra rizikos. Aš tiek investavau, kad susikur dabartinį tą turimą status quo, o jūs dabar ateinat ir norite iš manęs atimti tą sukurtą status quo. Todėl yra labai svarbu, kad mes parinktumėm teisingus žodžius, mes parinktumėm teisingą laiką, mes parinktumėm teisingą formatą. Ir ne veltui yra sakomas, kad tą žinutę turėtumėm išsiųsti 5-7 kartus, pakartoti įvairiais būdais. Labiau aš sakyčiau ne tiek, kad ir kartai 5-7, ar ne, bet net ir kanalas pats. Ir tai vėl ne tai, kad kažkas darė tyrimus dėl tų 5-7 kartų, bet tai yra tokia sveika nuovoka, kuri sako, kad jeigu siunčiam penktadienį kokį mailų, kažkam kažkas atsitiko, kažkas vairavo, galbūt namuose serga vaikas, galbūt tenais atsitiko nelaimė, bėgom pas klientą gesinti gaisro darbinio, dar kažkas tenais atsitiko, kažkokiam posėdį sėdėjau. Kanalų svarba yra labai reikšmingi. Pavyzdžiui, mes turėjom tokią situaciją su vienu klientu, irgi ten pasirašėm sutartis, turėjo būti vykti mokymai, virtualiai, ta prasme, mes turėjome išsiųsti pakvietimus, pasikvitus pakvietimus išsiuntėm, prisijungė prie grupės 5 žmonės iš 25. Antra diena, 5 žmonės, ten 5-6. Nu kažkas negerai, kažkas yra problema. Skambinam tam žmogui, kuris yra atsakingas už visą šitą vadybinę pusę ir mums sako, Lukai, sako, situacija tokia, kad reiškia, į mokymus turi ateiti žmonės ir tu siunti e-mailus ir pakvietimus per Teamsums tiems, kurie iki COVID net nežinojo, kad turėjo e-mailus. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tas kanalas, kurį parenkame, jisai netinka visom grupėm vienodas. Tai ten šitoje konkrečioje situacijoje baigėsi to, kad atspausdinom A4 lapus rūbinėse ir tai ženkliai padidino lankomumą. Tai čia tas kanalo parinkimas ir žinučių intensyvumas, jisai yra labai svarbus. Tai atminkim tą tokį dalyką, kad tai, ką mes norim pasakyti ir tai, ką girdi kiti žmonės, yra skirtingi momentai. Ir antras dalykas reiškia, kuo įvairesni kanalai ir kuo intensyvesnis ir negalvot, kad vieną kartą pasakėme, žmonės tai išgirs. Mažiausiai, kaip sakom, 5-7 kartai. Antras labai svarbus toksai akcentas ir šitą skaidrę susilaukia labai didžiulio dėmesio. Nesvarbu, ką mes tai rodytumėm, ar rodytumėm top managementum, ar rodytumėme projektų vadovams, ar rodytumėm HR atstovams, visi turi savo nuomonę apie šitą skaidrę, tačiau nenuginčiamas faktas ir toksai, kaip čia pasakyti, gal net nemaloni realybė, yra tai, kad žmonės pokyčių metu turi vadinamus mėgiamiausios informacijos siuntėjus. Jie yra pasidalinę į 2 kategorijas. Viena kategorija yra top management. Tai sudedam 37, 24, 61 procentas, ar ne? Tai reiškia 61 apklaustųjų procentas, kurie organizacijose, kurie eina per pokytį, jie tikisi iš top managemento, generalinio direktoriaus, valdybos pirmininko arba valdybos lygmens žmonių išgirsti informaciją apskritai tą vadinamą organizacinio pobūdžio informaciją. Tai kodėl tas pokytis yra svarbus organizacijai, kodėl tą pokytį mes darome dabar, kas bus, jeigu mes nepasikeisime. 61 procentas. Antra stambi grupė informacijos tarptų mėgiamų informacijos siuntėjų yra paveiktų grupių arba tų žmonių, kurie bus paveikti pokyčio tiesioginiai vadovai. Beveik 60 procentų irgi. Bet pobūdis informacijos šiek tiek skiriasi. Reiškia, darbuotojai iš savo tiesioginio vadovo, jie nori išgirsti tai vadinamo asmeninio pobūdžio informaciją. Tai reiškia, ką tas pokytis reiškia man tiesiogiai, ką tas pokytis reiškia mano kasdieniai darbui, nes šitie top managementas, jie nelabai supranta mano kasdienybės, bet mano tiesioginis vadovas, tai jisai labai svarbiai suvokė, kuo aš gyvenu, dalinamės prakaitų kartu darbu, dalinamės, esame arti vienas kito ir aš jo pasitikiu. Ir šito vietoj, su kuo mes susidurėm ir ką mes pamatom, kad yra toksai nusistovėjus ir čia jau automatiškai yra užkoduota klaida, kad reiškia šita kategorija organizacijos vadovų, jie labai dažnai sako,
Bet tai, mes tai duodam įgaliojimus projektų vadovams, o mes duodame įgaliojimus komunikacijos specialistams. Dar kartais HR-as, ta prasme, turi darbą daryti, ar ne? Bet aš ką noriu paprašyti jūsų, jūs iš tikrųjų atkreipdėmėsi, jūs pasižiūrėkit, ką tai reiškia iš darbuotojų pusės. Šitie žmonės, jie nepapuola absoliučiai į jokią vadinamą mėgiamos informacijos siuntėjų sąrašą. Dažniausiai, labai dažnų atveju, projektų vadovai yra traktuojami daugelį darbuotojų kaip asmenys, kurie trukdo jiems dirbti. Tai jeigu mes norime nužudyti savo komunikaciją, jeigu mes norime iš tikrųjų, kad ta komunikacija nepavyktų nuo pat pačios pradžios, tai leiskime tiems žmonėms, komunikacijos specialistams, HR specialistams, projektų vadovų žmonėms, iš esmės daryti komunikaciją, neįtraukiant tiesioginių vadovų ir neįtraukiant top management. Ir aš čia gal norėčiau šiek tiek stabtelti. Lina, aš manau, nenoriu ten laukti iki galo, nes aš manau, šitą skaidrę irgi, iš tavo patirties, manau, turi kažką pasakyti. Tai kaip čia, koks tavo argumentas yra, aš tik klausimus formuosiu, kai dažniausiai sako, neturim laiko. Neturim laiko, jo. Aš gal labai pavyzdį, labai gerą turiu, čia tokį konkrečiai apie tai, kaip HR specialistas turėjo surinkti žmonės į strateginę sesiją, vadovus, nes HR specialistas kaip ir galėtų tą padaryti. Ir, žodžiu, strateginė sesija, aukščiausio lygio, rimta organizacija. Aš ateinu į sesiją, ruošiuosi, žodžiu, kabinu plakatus, viską, niekas neateina. Žinai, tada atėjo 2 iš 14 ir tie 2 atsisėdė su savo kompais, jie dirba, žodžiu, kažką labai rimto daro. Sesijos pirma diena, organizuotas laikas visai dienai. Ir ta mergaitė, HR specialistė, jis sako, aš juos visus kviečiau po 2 kartus, jie man patvirtino, kad jie bus. Aha, sakau, gerai, o tai kur tada jie yra? Tai sako, einu aš jų ieškoti. Tai ėjo per visą biurą, ieškojo, tada dar kelis nepatenkintus atvedė. Ir tokiu būdu mes pradėjom mūsų darbą. Reiškia, žmonės nebuvo nei kiek pasiruošę. Ir žmonės negalvojo, kad čia kažkas labai svarbaus, nes pakvietimą išsiuntė HR skyriaus specialistai. Ir prašau, tiesiog nieko kito, kas turėjo atsitikti, kas galėjo atsitikti, tai HR skyriaus specialistė galėjo visą informaciją sudėti ir nusiųsti arba vykdančiajam, arba tiesioginiams vadovams, paaiškinti, kodėl mes visą tai darome, ką mes norim pasiekti, koks bus rezultatas ir taip toliau. Ir arba vykdantysis, arba tiesioginis vadovas turėjo tą, arba net su CC turėjo išsiųsti visiems kitiems. Ir tuomet būtų visi atėjo. Bet dabar priėmė, kad, žinot, tai čia HR-as, čia kažką vis organizuoja, gal čia kokį nors paskaitą ar kokią nesąmonę. Tai čia yra tas atitikmuo, ką tu su šita būtent skaidrė įrodai. Tai taip ir yra. Super pavyzdys. Nežinau, Eglė, turi kažką dar pridėti, atimti, aš nenoriu kažkaip čia versti tave sakyti, ar gali? Viskas gerai. Mielai, aš manau, kad daug tų iliustracinių pavyzdžių ir tikriausiai čia man tokia paralelė net išsiveda, kai nori bendrauti arba prieiti prie kažkokio žmogaus, net ir tokiam, sakykime, pusiau profesionaliam arba net ne buitiniam, bet oficialesniam kontekste, ar ne, tai mes ieškome, kas galėtų pristatyti mus kažkokios pozicijos žmogui. Tai aš kažkaip galvoju apie komunikaciją, irgi reikėtų galvoti už tos pusės, kas ir ką pristato tam, kad pasiektų tinkamas ausis, nes dažnai norėdami kontakto į išorę mes pasivarginame padirbėti, ieškodami to tinkamo žmogaus, kuris galėtų tą introduction anglizmų pasinaudojant padaryti, ar ne? Tai čia lygiai ta pati taisyklė, jinai galioja, tiesiog kadangi organizacijos ir žmonės susigyvena į tokį šiek tiek artimesnį kontaktą, tai jie pamiršta, kad visgi šitas aspektas yra ir tas slenkstukas niekur nedingsta. Tai čia gal toks irgi savipriminimas turėtų atsirasti, bet manau, kad skaidrė
viską pasako pati už save, tikrai. Super, super, ačiū. Gerai, tai tada šokam į tą struktūrą, ar ne, kokios tos patarimai arba kaip tai turėtų atrodyti, su kuo mes dirbame kaip konsultantai, tai vat tie, kas prisijungia, sužinosite maždaug, kokį mes algoritmą naudojame. Iš esmės yra 4 tokie fundamentalūs arba baziniai žingsniai. Esu tikras, kad juos esat girdėję ir vienokią ar kitokią formą esate juos taikę. Tai pradžiai mes turime labai aiškiai išsigryninti, tai ką mes skiriam tą žinutę. Ir dažniausiai klaida yra padaroma, kad visiems vienu metu. Tai vėl priklauso nuo konteksto, bet labai yra svarbu, tai kas tai yra mano auditorija. Antras dalykas yra turinys ir laikas. Turinys ir laikas reiškia, kiek mes tam vienam turiniui norime skirti laiko, ar tai būtų viena žinutė, ar tai būtų, ta prasme, ta pati žinutė padalinta per 3-7 atskirus e-mailus, ar kažkokius kitus renginius, ar kažkokią kitą komunikacinę priemonę. Formatas, trukmė žinutės siuntėjas. Trečių atveju ir būtent tas žinutės siuntėjas darau sąsąją su tuo skaidrą, kurią rodžiau ką tik prieš keletą akimirkų, nes tai yra labai svarbu. Ir paskutinis dalykas, kai jau galvojom, kad visą planą padarėme, nes mūsų darbas yra toksai ir nesugeneruoti visus tos dalykus, sujungti, labai yra svarbu tą savo puikią komunikacijos strategiją ar lapą, ar kaip tai užvadinsime, susiderinti su tai žmonėms, kurie dalyvauja šitoje komunikaciniai visoje schemoje. Tai reiškia ir pagrindiniai vadovai, ir projekto komanda, jeigu tokie yra, ir kiti vadovai, kurių indėlis yra labai svarbu, kad nesitiktų, kaip čia Lina davė pavyzdį, kad kažkas turėjo vykti, bet tie, kas turėjo ateiti, tai juos po to reikėjo gaudyti, ta prasme, su prievarta. Tai šitie 4 žingsniai, jie tiesiog praplėsiu ilgiau. Tai kai mes kalbame apie grupių identifikavimą, yra įvairūs būdai, kaip mes tas grupės organizacijoje galime išgaudyti. Iš vienos vietos tai yra geografinė vieta. Tai gali būti kažkokia funkcija arba pareigybės, vėl priklausomai nuo to, kaip jie yra paveikimi to pokyčio. Gali būti irgi nuo poveikio lygmens. Tai vieni žmonės yra dažniausiai organizacijose, vėl priklausomai nuo pokyčio, būna tie, kurie labai paveikti ir tie, kurie nepaveikti. Ir dilema yra, sakom, o ką sakom tiems, kurie nepaveikti? Tai jie dabar, mes juos irgi turim atliepti, nes jeigu jie yra nepaveikti, tai jie galvos, kad mums nesako nieko, kažkas vyksta, bet jeigu mes jiems nepasakysim, tai kažkas gal su mumis irgi čia mums nesako, nes kažką mums atsitiks, ar ne, tai va tas irgi momentas yra labai svarbus. Ir lygiai taip pat gali būti vienas iš pjūvių, tai organizaciniai lygmenys. Tai čia kiekvienu atveju reikia žiūrėti konkrečiai, bet tas dalykas, kuris yra labai svarbus, identifikuokime tikrai, kam mes norime išsiųsti tą žinutę. Ir atitinkamai čia galioja tie patys taisyklės, kurios yra susijusios ir su pristatymais, ir su šnekėjimais, nes kai kas sako, mes norime sutaupyti laiką, neturime čia su visais laiko kažkada, visais pilnai kalbėti, atskirai kalbėti, darome vieną didelį renginį arba vieną didelį susirinkimą. Tai tik turėkite omenyje, kad jeigu darome vieną didelį susirinkimą, kuriame turime įvairaus pobūdžio žmonės, tai greičiausiai tai ir jūsų žinutė bus bendrinė. O tai labai nepatinka tie, kurie dalyvauja tokiuose susitikimuose. Antras momentas tai yra, reiškia, jau einame žingsnius, tai pats turinys ir kada ta žinutė turėtų išeiti. Bet kokiu atveju turinys visą laiką turi apimti tokius, priklausomai vėlgi, kur esame projekte ar ne, kokiame tome pokyčio stadijoje, bet dabartis ir ateitis. Tai reiškia, ką turime dabar, kur norime nueiti, jeigu tai yra įsivažiavęs projektas, tai vėlgi, kur ką esame jau pasiekę, kas mūsų dar laukia, kaip tai paveiks darbuotojus. Nes darbuotojams yra labai svarbu atliepti klausimą, o kaip tas pokytis mane palies asmeniškai. Ir kuo daugiau detalių, kartais būna pačioj pradžioje, kad mes nežinome, ką pasakyti, ypač tas dabar populiarus yra, vadinkime, iteracinis, agilinis priėjimas prie pokyčių, kur mes nežinome antro žingsnio, kol nepadarome pirmo žingsnio, bet vien ir tai papasakoti darbuotojams, kad atsakome, pirmojo etapo metu bus tas ir tas, tada mes žinosime, informuosime ir papasakosime. Ir aišku, apskritai, kaip vyksta pats tas pokytis, nes žmonėms yra labai svarbu žinoti, tai kiek jau pajudėjome per pokytį, kas jų laukia artimiausių metų, kiek dar reikės kęsti tą suirutę, kuri pas mus vyksta ir panašiai. Tai tas, pavyzdžiui, pati transformacija, kur mes esame, koks progresas, esama situacija, problemos, irgi tai reikėtų atsižvelgti. Trečias žingsnis yra apie tai, iš esmės yra intensyvumas pačios žinutės ir tai priklauso, kada konkrečiai mes tai turėtumėm daryti. Ir tai reiškia būti ar tai, nes yra būna situacijų, kur mes
kažko negalime pasidalinti, nes tai yra per jautri informacija. Tai visi tokie dalykai, jie yra kritiškai svarbus, kad mes tai įsivertintumėm. Ir vėl vienos taisyklės šiandien nėra. Dažniausiai būna tai, kad geriau vėliau negu niekada. Tai irgi yra svarbu, nes kartais sako, ai, to jau nepasakiau, bet tai gal ir nebepasakysiu. Taip vis tiek yra svarbu žmonėms informuoti apie tai. Pats poveikio dydžio, organizacijos pasirengimas, kur mes ten esame. Idealiu atveju, jeigu mes galime apie kažkokį didelį pokytį, kuris yra labai sudėtingas, kompleksinis, ruošti organizaciją iš kaip įmanoma toliau, kad ir mažais tam tikrais gabaliukais. Vėlgi klausimas dažniausiai būna, o tai viską vienu metu ar dalimis. Ir na, čia aš iš savo patirties gal pasidalinsiu kaip struktūrą ir man atrodo, Lina, gali iš karto iššokti turinį, jeigu aš kažkaip nesutampa su tavo patirtim, bet dažniausiai, kai mes įsivažiuojam su pokyčiu, pas mus yra tokių trys, keturi gal iteracijos per vieną mėnesį. Dažniausiai tai reiškia būna vadinamas tas, kaip čia, town hallas, net nežinau, lietuviško žodžio, rotušės reikalas, kur yra generalinis arba pagrindinis sponsorius, kalba apie pokytį su projektų komanda absoliučiai visai organizacijai. Tada po šito seka, ir čia būna kartą mėnesį, ten šitam pranešime būna tokie dalykai, kad atliepiami pagrindiniai gandai, atliepiamos tokie didelio lygio klausimai, kurie žmonėms reikia paaiškinimų ir nuraminimų. Ten yra tokie dalykai, kur papasakojimas, kas įvyko, koks yra progresas. Tada po viso šito town hallo vyksta dažniausiai per vidinius kanalus arba newsletteris, arba toksai laiškas, e-mailinės, bet labiau tai eina į vidinius kanalus, kas įvyko per tą mėnesį. Ir po jo seka susitikimai su paveiktų grupių vadovais, po kurių seka atskiri projektų grupės susitikimai su paveiktomis grupėmis, kur irgi vėl vyksta ta pati komunikacija. Tai iš esmės mes turime 4 pjūvius. Ir dar yra one-on-one, ar ne? Jo, ir one-on-one, ta prasme, ten, kur jo, tai vat prisideda pagal poreikį. Tada vėl klausimas visą laiką, ačiū Lina, klausimas būna, tai pristatymas kaip darom, gyvai, e-mailais ar dar kažkokiais dalykais, tai aišku, čia COVID-as visus jau išmokino, kad virtualus pasaulis yra gėris ir su juo galima puikiai darbuotis, bet čia labiau eina tokia kritinė žinutė, kad e-mailas nėra vienintelė priemonė iškomunikuoti pokytį ir greičiausiai tai yra viena blogiausių priemonių iškomunikuoti pokytį. Dabar mes nesame prieš tai, kad e-mailas yra blogis kaip priemonė, tačiau kaip viena jinai yra praktiškai neveiksni. Tai prasme, ten daugiausia atsiranda nesusipratimų, nesuvokimų. Tai todėl mes sakome, didžiausias dėmesys vis tiek turėtų būti į gyvą kontaktą. Tai gyvas virtualus jis irgi gali būti, nes mums yra svarbu grįžtamasis ryšys. Ir aišku, žinutės siuntėjas. Tai čia ką ir Eglė paminėjo, ką ir Skaidra rodo. Mums yra labai svarbu parinkti teisingą žmogų, kuris tą žinutę pasidalins su auditorija, kurią mes kviečiam arba kurią mes norime išsiųsti. Ir paskutinis žingsnis yra tas suderinamumas. Ir suderinamumas irgi yra labai svarbu, nes vėl priklauso nuo organizacinės tos brandos, patirčių, įgūdžių. Mums yra labai svarbu, kad būtų generalinė linija vienoda. Kad visiems būtų aišku, kodėl mes komunikuojam, kad visi suprastumėm tas savo auditorijos, ką norim pasakyti. Kokios yra kritinės žinutės, kurios negali nukrypti nuo pagrindinio plano, o kai kurios tenais jau paliekam kiekvieno padalinio vadovo prerogatyvai parinkti. Kada turėtų vykti komunikacija, reiškia, kur jinai vyks, kokiu būdu jinai vyks, ta prasme, tai va šitie dalykai, jie turi būti suderinti. Ir jie negali būti tik tais vien komunikacijos skyriui. Ta prasme, komunikacijos skyrius, jeigu jisai ir padeda tai daryti, dažniausiai didesnės organizacijos pasiema į savo pagalbą į projektų šitą pokyčių komandą komunikacijos skyrių, bet jiems reikia irgi padėti, kad sudėliotų mums labai aiškias gairias, kas, kaip, kur, su kuo ir panašiai. Ir 5 tokie dalykai, ką privaloma įdėti į bet kokią pokyčių komunikaciją. Tai yra pirmas, reiškia, kodėl pokytis vyksta, kodėl jisai vyksta dabar. Labai svarbu, kad tai būtų daroma tos auditorijos kalba, nes jeigu mes kalbame vėl nenoriu, kaip čia,
suprastinti žmonių, kurie yra specialisto lygmens, bet dažniausiai jiems efektyvumas, žinomumas organizacijos ir pelnas akcininkams, nu, jiems toksai, žinot, nėra ties, kuo jie labai gyvena. Tai vad parinkti žmonių kalbą. Antras dalykas, kas man iš to? Man iš to reiškia tie, kurie klausomis. Kodėl aš prie to pokyčio turėčiau prisidėti? Kodėl aš norėčiau prie jį palaikyti tą pokytį ir dalyvauti? Asmeninis poveikis, ką tai reiškia man kaip darbuotojui, ką aš turėsiu daryti kitaip, kaip pokytis vyks, tai čia yra etapai, žingsniai, datos, pagalba iš kur ateis ir detalės apie tai, kas keisis, kas nesikeis. Labai yra svarbu užakcentuoti tą dalyką, kas nesikeis, nes žmonės, dabar irgi 4-5 buvom pas vieną klientą, kur sako, mūsų specialistai, ten vėl didelė organizacija, beveik 2,5 tūkstančio darbuotojų, sako, mūsų specialistai, mes kaip projektų vadovai turim po 1-2 projektus. Bet dabar padauginkim projektų vadovus iš 10 ir dabar tuos visus 20 ar 30 projektų, kurių paveikta grupė yra praktiškai tie patys specialistai, bet pažiūrėkime iš to specialisto lygmens. Tai reiškia, pas juos tų besikeičiančių dalykų yra labai labai daug. Tai akcentuoti apie tai, kas nesikeičia, irgi yra labai geras dalykas, nes tada žmonės, sako, bent kažkas yra stabilu. Ir kalbant apie asmeninį poveikį, apie detalės, kas keisis, kas nesikeis, aš norėčiau atkreipti, priminti, kad yra tokie mažiausiai 10 aspektų, kuriuos mes turime prisiminti, kad pokyčių metu gali būti įvairūs dalykai, kurie keičiasi žmonėms. Gali būti procesai, gali būti sistemos, gali būti įrankiai, gali būti, kad mums reikalingas jų požiūrio pasikeitimas, gali keistis, kad pavaldumo struktūros keisis. Tai šitoje vietoje mes turime padaryti, kaip tie informacijos žinutės kūrėjai, siuntėjai, būti detalus apie tai žmonėms, kas keisis, kas nesikeis. Nes dažnai sako, ten žinai, ten kažkas, tu supranti, į detalės net neina. Ir tada po to stebimės, kai žmonės to nesupranta. Ir paskutinis dalykas, ką norėčiau atkreipdėmėsi, kalbant apie būtent tas tokias patarimus, labai dažnai, kaip darome tokie klaidai, ypač iš vadovo pusių, kad mes bandome koks geras žodis, labai suidealizuoti ateitį. Nes, o dabartinė, kur esam situacija, nurašyti, kad tai yra labai blogai. Nes mes tiek šiandien, sakom, ta dabartis, kurio organizacija veikia, jinai turi savo pliusus, savo minusus. Ateitis, į kurią mes nueisim, arba ta pati kelionė, jinai irgi gali, ne taip ten sėkmingai nueiti. Ir ką daro dažnai vadovai, tokie užlipant tos tokios, gundančios klaidos, kad mes labai akcentuojame, šiandien yra labai blogai, atrandam tas priežastis ar ne, kodėl reikia keistis, o jau tą rytojų tai nupaišom tokį šviesų, kaip ten bus faina ir panašiai. Ir čia dažniausiai taip komunikuoja vadovai arba projektų vadovai, kurie ar ten komunikacijos, tai vėliavnešiai, kurie turi apie tai kalbėti. Tuo tarpu darbuotojai, jie žiūri šiek tiek iš kitos pusės, ką ir prieš tai rodžiau toje skaidrėje, kad tai, ką mes sakom ir tai, ką girdi, yra skirtingi momentai. Ir darbuotojas dažniausiai žiūri iš to, ką aš šiandieną turiu gero ir ką aš prarasiu per šitą pokytį. Čia aš nesakau, kad iš čia ateina blogis pas tos darbuotojus, šiandien apie tai, bet mes turim suprasti, kad jų fokusas tuo metu, kai mes komunikuojam, jis yra skirtingas. Tai svarbiausia yra, kad mes, kaip tie žinutės siuntėjai, būtumėm, pavadinkime, savo komunikacijoje nevažiuotumėm į vieną pusę, bus labai labai faina, ar ne? Turėtumėm būti labai tokie objektyvūs ir sakyti, taip, yra priežastis, kodėl mes keičiamės, mes norime tai, kas neveikia, sutaisyti, taip turėtų atrodyti mūsų rytojus, bet lygiai taip pat suprantame, kad yra dalykai, kuriuos jūs norit išsaugoti ir ta kelionė jums gali kainuoti papildomų pastangų, gali kažkas ten vietoj vienos sistemos, kurį laiką dirbsim su 2 sistemom, gali reikėti, kad padirbsit viršvalandžius, gali reikėti jums mokintis naujus dalykus, bet mes kaip vadovai, kaip organizacija esame čia tam, kad jums padėti. Ir tas balansavimas tarp tų pliusų, minusų tiek šiandienos, tiek rytojaus, jisai komunikacijų turi atsispindėti. Nes kai mes per daug nupaišome šviesų rytojų, visi žmonės jaučia, kad yra pabarstyta pudros. Ir tada sako, tai kam iš čia mums vynioti vatą, sakykit, kad bus taip ir kitaip. Aišku, tiesmukas pasakymas, kad bus jums blogai,
irgi tikriausiai nėra tinkamas variantas, ar ne? Bet viskas eina kalba apie balansą. Ir va tą balansą labai mes akcentuojame, nes dažnu atveju tai yra pamirštama. Taigi, pranešimo klausimai šiandien tokiu greituoju būdu, reiškia, per juos prabėgom pagrindiniai planai, sponsorystės planas, planas tiesioginiams vadovams, komunikacijos planas ir mokymų planas, dalykai, kuriuos turėtumėt prisiminti ir būtent tos plano struktūra ir praktiniai patarimai. Tai toks šiandienos pranešimo turinys iš mano pusės ir aš žinau, kad Lina ir Eglė toj yra pasiruošę pakomentuoti ant viršaus, nes aš turiu vieną kitą klausimą. Bet prieš tai aš tik dar noriu priminti, kad 25 dieną laukiam jūsų prisijungiant prie būtent kaip atrodo pokyčių vadybos planas tiesioginiams vadovams. Ir balandžio 4-6 darome ProSąjungos sertifikacinę programą, kur kas norite būti labai kieti pokyčių vadyboje, tai geriausias būdas taip pat ateiti šitą programą. Tai tiek turinio iš manęs ir Lina, gal aš tada iš karto jau einu prie tavo klausimų. Kokias tu klaidas galėtum išgryninti arba ką dažniausiai matai pas klientus, kur paslystama, nepaisant tai, kad visi kaip ir turėtų žinot, bet vis tiek mes kartuojam tas pačius dalykus. Matai, tu tai buvai gerai pasiruošęs, kad man dabar labai sunku. Tu gali sakyti, sutinku su Luku. Jo, nes iš esmės aš prieš tai galvojau apie šitą klausimą, bet tai, tu viską, kaip sakoma, susakei. Aš gal tik tai tuos pačius akcentus, gal iš kitos šviesos, ar negalėčiau turbūt paryškinti. Tai man viena iš esminių klaidų, tai kampas, kuris vadinasi komunikacija krizėje. Ne tai, kad pokytis, pavyzdžiui, suplanuotas ir pokytis, reiškia, racionalus, evoliucionuojantis ir taip toliau, bet man labai gerai atspindi komunikaciją ir jos klaidas būtent komunikacija krizėje. Tai reiškia, kai kažkas atsitinka, prisidirba, ar ne, kažkas, arba išlindo kažkokie galai generalinio, ar valdybos, ar verslo ir taip toliau. Jūs turbūt nekartą girdėjote tokių atvejų, ar ne, ir toks buvo prieš keletą metų Grigėjo atvejis. Tai čia galima kiekvieną kartą iš to pasimokyti, kaip reikia ir kaip nereikia komunikuoti. Tai vienas iš tokių esminių momentų, ką padarė blogai generalinis vadovas ir verslo savininkas, tai yra jis tiesiog porą dienų nieko nekomunikavo. Tai ta prasme nieko nedarė. Taip, tiesiog nieko nedarė. Nieko nedarė. Ir kas atsitiko, praktiškai kaip lavina pasipylė, ar ne? Žmonės nemėgsta vakuumo. Nemėgsta, jo negali būti. Komunikacijoje vakuumo nebūna. Reikia bet kokiu atveju išstoti, kad ir pasakyti labai nedaug, bet visada, aišku, reikia atsiprašyti, ar ne, kas bebūtų. Ir tada jau galima, kaip sakoma, dėliotis esminius dalykus, bet vis tiek reikia išstoti su pačia pradžia. Čia buvo padaryta nieko ir porą dienų žmonės užtvindė įvairiausiais gandais ir įvairiausiam versijom, kaip ten buvo ir kaip nebuvo. Tai čia vienas dalykas, tai yra klaida nekomunikuoti nieko ir, reiškia, pasilikti savo kažkokias tai įsivaizdavimus, kad nieko nuo to nepasikeis, nieks nuo to nepasikeis. Tai čia pirmas toks dalykas, ar ne? Antras komunikacijoje, ką ir tu minėjai, tai yra būtent tas įsivaizdavimas, kad aš ir tiek daug šneku apie tai ir čia klausykit, visiems jau turėjo būti viskas aišku. Tai vienas dalykas, tas gavėjas, kur pas Luką parašytas buvo, ta prasme skaidrėje, kur siuntėjas, tai esu aš šiuo atveju, gavėjas yra kiekvienas organizacijoje darbuotojas, tai tie gavėjai gali būti labai įvairios nuotaikos. Jeigu jums atrodo, kad jūs kažką pasakėte tarp eilučių, fragmentiškai, ar ten išstojot su kažkokiu dideliu ir svarbiu pareiškimu,
žmonės vis tiek gyvena savo gyvenimuose. Ir dėja, aš, kaip ar būčiau generalinis direktorius, ar būčiau tiesioginis vadovas, nesu pagrindinis jų gyvenimo, žinai, nesu Rodiklis. rodiklis, nesu tas, apie kurį viskas sukasi, nesu nei saulė, nei mėnulis, niekas, taip? Bet mums vis tiek kažkaip taip egocentriškai atrodo, kad jeigu aš pasakiau 3 kartus, mane visus 3 kartus išgirdo ir išgirdo būtent tai, ką aš norėjau pasakyti. Anaip tol, žmonės klausosi selektyviai ir selektyvumas gali būti iki išprotėjusiai visiškai kitko, ką jisai suprato. Ir man labai patiko, ką Lukas būtent paminėjo apie tą idėją, kad reiškia generalinis paišo, kaip viskas bus labai spalvingai, labai gerai, kaip mes turėsim pinigų, mes turėsim verslo čia, einam į kitas rinkas, keičiam struktūrą ir taip toliau. Tačiau ką tuo metu galvoja bet koks organizacijos darbuotojas, jis galvoja apie baimes, kurias turi. Ir jūs turbūt žinot ir girdėjot ir tyrimus skaitėt, kad antra baimė po mirties tai yra skyrybų baimė, trečia baimė po mirties ir skyrybų yra netekti darbo. Ir iš karto žmonės apie tai galvoja. Pokytis lygų atleidimas. Taip žmonės Optimizacija. yra. Ir reiškia, jeigu taip, ta konotacija jinai tokia yra, ir jeigu mes neatskleidžiam kažkokių detalių, arba pasakom ne viską, arba nenusmailinam kiekvienos, sakykime, kiekvieno akcento, kurį turim išryškinti, žmonės prisigalvoja visko ir tuomet jau yra per vėlų kažką tai keisti. Todėl labai svarbu tą generalinę žinutę, ją labai gerai pasiruošti. Sėdėti kartu su tiesioginiais vadovais, kurie labai gerai suvokia, kuo jų žmonės tuo metu gyvena. Taip, susipažinti su savo darbuotojais, suvokti, kas jiems būtų svarbu ir ką jie norėtų išgirsti to žinutės metu. Jeigu mes kalbam apie restruktūrizaciją, tai kokios naudos iš tos restruktūrizacijos tiems darbuotojams būtų? Ne naudos verslo savininkams arba valdybai, nes apie tai dažniausiai generaliniai ir kalba, ne? Jeigu mes paklausom jų žinutes, ką mes girdim, tai mes girdim, sakom, dabar reikės susiveržti diržus, mes dabar čia nepelningi ir mes norim būti pelningi ar dar kažkokie. Akcininkai sakė, kad mums reikia daryti tą ir tą. Nu taip, bet darbuotojams kas? Kas tas akcininkas? Jų gyvenime nematė, ar ne? Tai negalvokit, jeigu jūs esate vadovai, verslo savininkai, negalvokite apie tai, kad jūsų darbuotojams yra svarbu kažkokį tai pokytį ir geresnį gyvenimą duoti kažkam kitam, o ne savo. Ypatingai pokyčių metu. Super. Žinau, Ačiū. kad laikas baigėsi, aš galėčiau toliau šnekėti, bet Eglė, žinau, kad noriu. Jo, tai aš galvoju, Eglė, kitaip biškai performuluosiu klausimus. Eglė, buvai vadovė, iš to, ką aš čia pasakoju, žinai, gal dar turi kokių šviežių atsiminimų, kur padarei tu klaidą kokią, arba, kaip čia, pokyčio kontekste, sakai, vat, ten biškai galėjo būti kitaip. Ir kolegos, tie, kurie prisijungia, tuoj sekundę, Eglė. Ir kolegos, primenu, nebijokit užduoti klausimų, galite į chatą rašyti ir man, jeigu nenorit vardo, tai pasinaudokit progą. Taip, Eglė, šauk. Tikrai dar turit laiko klausimams ir labai būtų smagu iš auditorijos sulaukti, kad suprast, kur toj plačioj temoj dar galima pagilinti ir tų tokių plėtkučių papasakoti. Ir žinau, kad konkretikos visą laiką yra įdomiausia, nes teorija, komunikacija apskritai kaip mokslas ir atrodo čia tiek daug taisyklių ir taip, kaip ir kiekviena moksle, žmonės studijuoja, yra specialistai, yra ekspertai, tai yra mokslas, bet aš žinau vieną, kad su komunikacija tiek slidžių vietų, kad geriau pasimokyti ir pabandyti padaryti kiek įmanoma teisingai, negu dorotis vėliau su pasiekmėm, kaip ir Lina minėjo ką tik, kad kartais būna per vėlų ir nebėra ką daryti, padarius tam tikras klaidas. O šiaip su komunikacija tai visą laiką yra minčių, ką buvo galima kitaip, ką galima buvo geriau, kur daugiau, kokį akcentą uždėti.
Aš asmeniškai esu didelė gerbėja komunikacijos planų ir komunikacijos kaip tokios, kaip krypties bendraujant organizacijai, nes aš esu milijoną kartų įsitikinus, kokį svorį ji turi ir abu paminėjot šiandien webinaro metu, kad nebūna tuščios vietos. Jeigu kažkur susidaro spraga, tai jinai būna užpildoma paprastai išvedžiojimais, manipulacijomis ir žmonės greitai koridoriuose prie kavos šitą informacijos vakumą užpildo savo įžvalgomis arba pletkais, kaip mėgstama pavadinti, sakykime. Ir vėliau ta komunikacija vyksta jau kaip pasekmių gesinimo planas ir tenka galvoti, kaip adresuoti tuos susikūrusius netikras naujienas, o ne formuoti pagrindinę žinutę. Todėl, kai daromas planas iš mano patirties, tai reikėtų labai apgalvoti, kas yra tos komunikacijos kūrimo, plano kūrimo grupėje ir kada laiku paleisti ir neuždelsti, nesukurti per daug erdvės šitoms manipulacijoms. Šiaip vadovams tai yra vienas pagrindinių lūkesčių atlikti komunikaciją ir tai yra vienas iš lyderystės matyti aspektų ir jisai irgi yra kaip 2 eismo juostų gatvė. Tai ne tik vadovas turi galvoti apie tai, bet ir visa organizacija turi remti ir prašyti ir sukurti tą kaip matėte ryškiojoje skaidrėje, iš ko mes norime ar labiausiai mėgstama gauti žinutes, tai mes turime prašyti savo darbiniuose procesuose, ar ne, jeigu yra specialisto lygmuo, tai organizuoti ir sukelti viduje tokį lūkestį, kas iš kur turėtų ateiti ir kokie kryptim važiuoti tam, kad tai būtų sėkminga. Tai didina ir projektų sėkmę, ar ne, ir komunikacijos plano įgyvendinimo sėkmę. Ir kiekvieno prie to prisidedančio ekspertiškumo laipsnį, ar ne, nu tikrai, kaip sakant, gali būti pagirtas už geras įžvalgas komunikacijos plano formavimo prasme. Tai va, tai aš tiesiog apibendrintama noriu pasakyti, kad su komunikacija reikia elgtis apdairiai ir, žinot, nedaryti bet kaip, nes gausis, kad kur numesi, taip ir guli, kaip nukrito, taip ir guli, žinot, ir tada jau per vėlu. Tai daug apibendrinimų, bet pasigilinti į detalės ir konkretų kontekstą, kaip tai padaryti, kainuoja šiek tiek, bet ne tiek daug, kaip to nedaryti. Super. Klausimas, Lina ir irgi Eglė, paruoškit po tokį greitą atsakymą. Kaip paskatinti viduriosios grandies vadovus, Lina, nuo tavęs aktyviau komunikuoti su padalinio darbuotojais ir komunikuojant nediskredituoti pokyčių? Kitaip sakant, ne visada vadovai palaiko patį pokytį. Nu, vat, aš skaičiau jau Justės klausimą, aš tik tai galvoju, kas yra nediskredituoti. Nu, ta prasme, nestumti ant to pokyčio, nes pats vadovas jisai jo netiki ir, tipo, žinai, ten 20 aukštas sugalvojot, o mes darysim kaip reikia. Čia aš suprantu apie tai. Jo, aš galvoju, kad čia yra labai tinkamas klausimas, nes aš kaip tik LinkedIn, tokia konferencija bus, žodžiu, Connect-in, ne LinkedIn, o LinkedIn visiems useriams kažkada, tai čia kovo 20 dieną Karolis Rimkus organizuoja, tai būtent vat, apie tai, kaip komunikuoti tarpusavį, nekalbant apie tai, kad vadovai kažką daro, kažką nedaro, bet, žodžiu, kaip juos paskatinti patiems. Tai mano labai greitas atsakymas, žinokit, labai paprastas atsakymas. Nesitikėti, kad jie čia labai puls ir komunikuos arba diskredituos, nediskredituos tos pokyčius. Eiti ir klausti. Eiti ir klausti. Nieko jūs nepaskatinsit. Jeigu jie turi savo kažkokių prezumavimų ir dėl kažkokių priežasčių jie nepasako visos tiesos, tai dėl to, kad jie nebuvo Luko pokyčių vadybos sertifikavimo mokymuose. Tai juos galite pakviesti. Nuneškit kokią brošiūrą, atspausinkit. Jie nematė tos skaidrės, ta prasme, kad jų indėlis yra svarbus. Jie nematė tos skaidrės, tai jūs galite tą skaidrę pasidalinti, žinai, bet eikit ir klauskit. Kai pradėsit klausinėti, po to jie patys susivoks, kad tokiai, gal aš čia vis dėlto kažko. Okay. Tai eiti klausti į dialogą. Eglė, turi trumpą komentarą?
Lygiai tas pats, lygiai tą patį pasižymėjau, tai yra raudona vėliava, bet jau pokyčių vadybos kontekste ir tai nebėra komunikacijos klausimas ir reikėtų spręsti esminę problemą, o ne tą simptomą, kurį išduoda nenoras komunikuoti arba prieštaringa planui komunikacija. Tai čia reikia ieškoti priežasties, kodėl Okay. susidarė tokia situacija. Aš tai tokį trumpą komentarą turiu visą laiką šito vietoje, kai apie vadovus sako, kad vadovai, žinai, nepalaiko pokyčio arba jie su darbuotojais nekalba. Tokį trumpą turiu, kad prisiminkime, kad pokyčių metu vadovai pradžioje yra darbuotojai, tik po to vadovai. Tai mes turime su jais dirbti, čia jau tada Justina komentaras būtų tikriausiai jų tiesioginis vadovas, čia mes sakome, virš jų esantis vadovas nepadarė savo namų darbo, komunikacija šitoje vietoje nebūtinai yra tas sprendimas. Komunikacija yra sprendimas, bet ne plano kontekste čia bėda, čia biški yra tai, kad jie kaip darbuotojai nepalaiko. Ir čia dabar nepamenu, apie kas čia sakė ar Lina ar Eglė, kad komunikacija kaip dvipusės eismas. Ir mes irgi labai taip norime edukuoti ir siūsti žinutę, kad pokyčių metu komunikacija yra dialogas, o nesakymas. Tai prasičekinkit ir prasižiūrėkit, kai vyksta ta pokyčių komunikacija. Ar tai yra tai, kad kažkas atsistojo, išbeldė visą tekstą ir sako, ačiū, labai fainai pasikalbėjom, bet nebuvo galimybės dialogui. Tai dialogas yra labai svarbus. Ir tam yra formos, struktūros, taip tai užima laiko, bet jis sprendžia šitos visus, kaip čia, apribojimus klausimus. Ir dar man toks kitas komentaras, o čia apie tas klaidas mes kalbėjom, kad dažnas komandos narys arba projektų žmonės, nesvarbu ten koks jų titulas, galvoja, kad tai, ką aptarė valdyboje arba tai, kas buvo projektų timo pristatytas kaip ką darom su pokyčiu, gali būti naudojama projekto komunikacijų. Tai projekto dokumentacija tai nėra turinys, su kuo dalinti žmonėms, nes ten žmonės nesupranta nei ganto, nei biudžetų, nei dar kažkokių dalykų. Tai yra labai konkretus dalykai. Super, tai žiūrim, ar dar yra koks klausimas. Turim laiko paskutiniam klausimui, jeigu jisai toks yra. Jeigu tokio nėra, tai jo, visi taip pirmadienį kovo sako, saulė šviečia, pavasaris į lauką šviečia ir kviečia. Tai ačiū visiems, kurie prisijungėte. Dėkui, kad palaikėte ir praplėtėte savo prisiminti dalykus apie pokyčių vadybą. Ir mes lauksim jūsų kitose mūsų tiek mokamuose, tiek nemokamuose, tiek Linos konferencijos, tiek mano, tiek kitose konferencijose apie pokyčių vadybą. Buvo smagu, ačiū, ate, ir spaudžiam stop recording. Ačiū visiems.